Tvarkoj. Labai diena, Elena. Vis mes palaikom tą tokią komunikaciją apie sveikatingumą, apie tinklalapius ir žinau, pas mane šitą studiją pas tave yra, kadangi patalpos įkurta, tai paprašiau vienais kitais dalykais kalbėti. Šios dienos tema, apie kurią mes noras, tai turbūt apie patį internetinį tinklalapį, pavyzdžiui, kaip su kuo tu pastovi, su kokiom problemom susiduri ir kaip jas galima, žinai, kitą kartą paprastais būdais įsispręsti. Mūsų visas problemas kyla tada, kada yra iš mūsų svečių užklausos skirtingos ir pageidavimai, tai mes stengiamės jau reaguoti. Ir tas puslapis pas mus neturėjo pagrindinės funkcijas, tai kad galėtų žmonės pirkti kuponus, kurie labai mėgsta nupirkti tiesiog iš mūsų, nupirkti ne tik pinigų sumai, bet ir pačiai paslaugai. Tiesiai padovanoti savo svečiam, draugam, savo pasidovanoti kartais, būtent paslaugai tam tikrai, pas tam tikrą specialistą galimai. Tai dabar labai džiaugiuosi, kad mes betvarkant mūsų puslapį tą mygtuką turim stebuklingą. Jo, mes čia praeitą savaitę kalbėjom apie online registracijos formą pasileidote. Taip. Kas mes esame atsinu prieš gerus 3 metus, prieš COVID dar kalbėjo apie tai. Prieš COVID, jo. Jo, bet buvo problemų, kur sujunginėjimai sistemų, dar tokia nepatogumas ir džiugu, kad žinai pasileido. Ir dabar savo ruoštų mes peržiūrinėjom patį tinklalapį ir irgi pamačiau kalną klaidų, vakar naktį tvarkiau šitas dovanų kuponas skiltis, bet procese aš taip kitą kartą labai nuliūstų matydamas, kaip vieni kitaip daro, nedadaro ar ne iki galo įvykdo. Negaliu sakyti, kad pačiam yra visą laiką viskas pavyksta padaryti, kad būtų teisingai. Bet irgi bent jau turėtum pasakyti, kad žiūrėkit, mes nepadarysim, neišeis ar kažkaip vienaip ir kitaip, o dabar, žinai, toks totalus būna bardakas. Tai dabar labai džiaugiuosi ir jau atsiliepimų turiu labai gerų, kad jau registruojasi per online registraciją ir šiandien skelbėm, kad mes galim pardavinėti dabar per savo tinklalapį, per savo puslapį, kuponus paslaugom, nes būdavo tiek pinigų sumai. Taip. Tai dabar, Tomai, gal gali kažkiek ir paaiškinti, ne? Aš galiu parodyti, papasakoti, ką padarėm. Tai toks buvo anksčiau pas mumis vienas kuponas, bet vakare taip labai greitai prisėdau, tas greitai 1 valandų. Kol viskas susidėliojo, bet anksčiau turėjęs vieną tokį paprastą kuponą, kad įsigyti, o atsirado dar papildoma paslaugų dovanų kuponai. Ir čia visas yra sąrašas visų galimų paslaugų. Ir tampa labai paprastai, patogiai. Ką matau iš pavakar, kad darėm, mums reikės labai stipriai padirbėti su kalbų vertimais ir tvarkymais, nes sekantis darbas, o čia mūsų bus toks, kur darysim, nes lietuvių užsienio kalbų vertimai, jie yra nesutvarkyti, viskas labai prastai, tai čia bus sekantis darbas ir turbūt, kaip ir kalbėjau, darysim automatizacijas. Taip. Darysim automatizacijas, kad būtų daug paprasčiau. Bet dabar pradžioje jau klientai gali ateiti ir paspaus mygtuką užsakyti norimą dovanų kuponą. Ir taip, atgaiva, tai atpalaiduojantis perlinės vonios ir kūno įvyniojamos 50 minučių trukmės. Mes apie perlinę vonę nesnei ir video darėmgi, kalbėjom apie iš sveikatingumo. Bus labai paprastai, paspaus mygtuką užsakyti, iš karto atsiranda krepšelis, galim peržiūrėti ir po to užpildyti duomenis užsisakymui. Dabar dar toks yra klausimas, tau, Lena, iš jau nebe techninio dalyko, sakykime, iš tų visų dovanų kuponų, ar tai yra vien tik tai elektroninis variantas, ar žmogus galės užsisakius gauti jį į namus, pavyzdžiui, kaip fizinį dovanų?
Kaip fizinį dovanų tikrai ateityje turėsime, bet aišku viską nuo tavęs priklauso. Jeigu tu padarysi, tai mes tik tą rankytėm plosim. Tikrai ir klientai galės gauti supakuotą, galbūt su mūsų firminė dėžutė, kuponą. Ir ne vieną, ir tikrai labai greitai atsiusim, o ne vien elektroninis variantas būtų. Ir dar plus ateičiai, tai pažadam, kad irgi prieš šventinės ar tam tikros kažkokios akcijos sugalvosim padaryti taip, kad jūs turėtumėt jau iš mūsų puslapio beperkant kuponą, kad jūs galėtumėt surinkus kažkokią tą nuolaidų kodą tai tikrai akcijai gauti ir nuolaidų. Kol kas to mygtuko nėra, bet artimiausiu metu mes tikrai tą sukursim, pažiūrėsim. Ir jūs galėsit pirkti mūsų paslaugas ne tik iš išorinių tiekėjų, pardavėjų, o tiesiog iš mūsų. Nes siekim, kad mūsų puslapis būtų aktyvus, lankomas ir atsiliepimų iš jūsų, aišku, lauksim, kaip jums sekasi ir tobulinsim jį, aišku. Taip, nes tu turbūt viską, ką darom, tai kyla iš pačių klientų. Taip. Pačių klientų noro. Ir bandom išspręsti problemas, kurios išsikelia. Tad labai džiugu, gal trumpai apie darbus, kuriuos pavyko atlikti, trumpai apie mažą, nedidelį pokytį, bet turbūt žmonėm jau bus daug paprasčiau ir galės įsigyti ir sekti procese. O tie, kurie žiūri, išsitraukia ir palaiko Saulės spa ir visame procese, tai rašykit mums komentarus, žinutės, ką norėtumėt, kad būtų galima rasti tinklalapyje, kad jis būtų tobulesnis, geresnis, nes viską darome dėl klientų patogumui. Taip, tikrai padarysim ir padirbėsim ties to. Kaip Tomas dabar šalia, tai tikrai labai pagalba didelė mums. Išdiskutuojam ir padarom. Tai džiugu, turbūt šios dienos apie tam tikrus atliktus darbus mes kaip ir perkalbėjom. Dėkui tie, kurie žiūrėjo, kurie domėsi, ką mes veikiam. Iki kitą kartą. Dėkui.